Bitė. Taip lengviau. Taigi pagaliau galime atsisėsti ir ramiai apžvelgti šiandienos įspūdžius. Aš nežinau kaip jūs, bet man patinka kiekvieną dieną pasimti savo mobilųjį telefoną ir įsimesti ką nors, ką aš veikiau šiandieną. Pavyzdžiui, repeticijos, kažkur keliavau, galbūt aplankiau Lietuvos gražiausią kampelį, ką mes ir darome būtent filmuodami šią laidą. Tai čia Lietuva. Bet pakalbėkime ir apie užsienį. Lietuvoje bitė veikia netgi 99% Lietuvos teritorijos. O ką jau kalbėti apie užsienį? 187 šalis. Netgi tokiame skaičiuje pasaulio galite rasti bitės ryšį, kuris veikia tiesiog puikiai. O, prašau, Pietų Afrika. Visiems siūlau nuvažiuoti, prie pingvinų pasidėti. Karališkieji pingvinai. Labai. Va, su žmonėm random atsisėdė vakare. Valgai, jie ispaniškai šneka, nieko nesupranta. Žodžiu, labai fainai. Labai fainai. Vietnamas. Vietname pabuvom. Taigi keliaukite, meskitės storiukus, meskitės postukus. Štai aš buvau ir Kamino kelyje, ir buvau visiškai neseniai Budapešte, ir dar keliausiu į Ameriką, ir ten, ir visur kitur. Ir tikrai žinau, kad mane bitės ryšys pasieks, kuo puikiausiai, ir galėsiu naudotis internetu netgi praktiškai visame pasaulyje. Bitė. Taip lengviau.